Taigi sveiki atvykę, šiandien parodysiu žodžiu, kaip kalti skylutės. Jeigu gal kažkas iš jūsų nežinot, aš nežinau. Šiaip tai aš irgi kaip ir iš pradedančiųjų, tai irgi, bet iškaliau. Bet irgi labai gerai nemoku kalti, bet parodysiu kaip iškaliu skylutės. Ir šitas skylutės šiaip skirtos, pavyzdžiui, norit mažytę labai iškalti skylutę. Ane, pavyzdžiui, su tokiu kalbuku mažiuku. Tik jeigu dėsi per tokią skylę, tai sulankstysi viską. Tai pavyzdžiui, darai kokius tokius, žinot, ir padedi, jau nori iškalt, padedi ir nesulangstai to viso, jeigu čia taip padėtum, sulankstytum ir sulaužytum. Nu, pralūžtų tas metalas, žinot. Tai va, parodysiu, kaip šitą gaminu, kaip tas skylutės kalu, viską paaiškinsiu. Tai ką, negaiškim laiko ir pradėkim. Taigi sveiki atvykę, šiandien, kaip ir sakiau, bandysim skelt skylutės, parodysiu, kai skeliu, kai viską darau. Tai va, tai pradėsim tikriausiai nuo šito šono skelt. Čia jau tokios didesnės, tikriausiai jeigu reikės kažkada, bus tokios didesnės, o čia jau tas mažytas reiktų. Tai dabar pasimsiu kaltą, atsižymėsiu, kur reikia skelt ir skelsim. Tai va, aš čia kažkur va skelsim. Pirmą tokią mažytę pabandysim. Tai va, pasideda metalą. Ir kalam, kur atsižymėjom. Gausia laikyti kaltą tiesiai, žodžiu. Nes jeigu taip nukrypsime ir tas visas, nu, šiek tiek, kad ir svarbiausiai laikyti tiesiai ir niekada po kelių žodžių taip pakalimų reikia visą laiką atvėsinti. Dabar šiek tiek pabandysiu padaryti taip, kad šiek tiek va aš čia pasidėsiu ir gal man pasirodys iš kito galo, kur aš čia kaliau. O tai va, žodžiu, va aš čia va kažkur reikės tą skylę kalti. Kitos pusės kalsime. Tai aš čia kažkur va. Ir jau kaip ir iškaliau. Jau iškryto tas. O štai tokią va skylutę jau gavome. Tai dabar žiūrėkit, man reikia pasidaryti tokį kaip ir tiesų, nesvarbu, kad jisai ten, kad ir minkštą metalą, kokių 8 mm. Tai aš atsipjausiu, aš kaip tik turiu metalą 8 mm ir turėsim jį įleisti taip, ir kad čia viskas lygiai būtų. Pavyzdžiui, va aš čia kažkaip kitaip atrodo nei čia. Nu gal ir ne kitaip, bet taip geriau padaryti. Štai va, radau žodžiu 7 mm, gal tas tiks. Mano gal nekalsiu. Tai dar toks pasmailus. Pasidedam metalą. Pasiėm tą, kaip ir kaltą galima sakyti. Ok, tai dabar dar kartą įkaitinsiu, įkišiu tą ir aplink apkalsiu taip gražiau. Ok, tai va gavome štai tokia jau kaip ir skylutė, yra kažkur apie 7 mm, dabar kaip reikia prabandyti, tai bandysiu kažką nukalti ir bandysiu skylę išmušti. Tai dabar bandysim iškalti skylę. Ir va, iškaliam skylutę tokią va. Ok, tai kaip ir pabaigiau mušti skylę. Dabar jums norėčiau parodyti, kaip jau didesnę skylę išmušu, kad mokėtumėt, jūs žinotumėt. Ok, tai dabar vėl kur atsižymėjau, pasižiūriu ir bandau kuo lygiau. Didesnę skylę šiaip, manau, sunkiau žymiai iškalti.
Dabar vėl kaip ir pirmai teščia eina ir matau vėl kur bus ta skylė kita. Jau matote kaip ir tuo iškris čia viskas va, tarsi. Dabar va jau kaip ir gavome tokią skylę, iš kur reikia dar mums didesnio to. Nu kokį, ne 8, ne 7, o kokių 9 mm apskritimo. Tai nežinau, einu pasieškoti ten pas save, ten toj, kaip sakant, šiukšlyne. Ok, tai dabar darysim, kalsim šitą skylę, kad... O, blemba, da karštas. Nu pats kaltas. Nu, dabar parodysiu, kai su tą skylę skeliu. Tai dabar vėl kažką nukalsiu, žinot. Ir žiūrėsim, kaip gausis. Ok, tai žiūrėkit dabar. Metalas, ane? Noriu iškalt skylę, atsitaikai. Gavom va tokią labai švarę skylutę. Matot? Va tokią švarę skylutę. Tai dabar su jumis atsisveikinsiu ir nelabai turiu tos vietos jau mobiliakė, bet nieko. Tai žinokit, gal ir pabandysiu kažką čia nukalt, parodysiu ant galo. Tai va, tai pabaigsiu šį kaip ir video. Dar parodysiu, kaip atrodo nuotrauka toj bus. Va dabar. Ir kaip sakant, tikiuosi patiko šis video, jeigu patiko, subscribinkit, spauskit dislike'ą. Tai va, tai jeigu patiko, susitiksim, kaip sakant, biški man žodžiai maišosi, kaip sakant, kitam video susitiksim.